Lietuvos žemelė priglaudė dar vieną kareivėlį, svajojusi būti žemdirbiu. Iškils 22 1989 metų Kauburėlis. Jis po žemę tarnavo 15 metrų giliai. Jis baisiai buvo stiprus, jis baisiai buvo sportiškas. Neapsakytai, buvo baisiai geras. Kaip man tėvam ir draugams visai sutikdavo. Jis mus tėvus labai mylėjo ir jis niekada nesakydavo, kad man blogai. Vienu žodžiu, jis ten gavęs radiacijos, o gal net spindulių, kas ten žino, kaip ten buvo. Jie taip pat buvo kareiviai, Afganistano karo rekrūtai. Prieš savo valią ėjo ir šaudė. Negrįžo 87 Lietuvos sūnus. 1989 metų gruodis, Vilnius. Karo Afganistane 10 metų sukaktis. Jie suvokė savo aukos beprasmiškumą, visus suteiktus Sovietų Sąjungos valstybinius apdovanojimus grąžino tikriesiems savininkams. Jis irgi kareivis dezertyras. Respublikos jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisijoje prašo pagalbos. Negali tarnauti, muša. Nufilmavom vieną pirmųjų. Jų bus per 3000. У меня сына избили в Грузии. Он бежал. 2 месяца его не было, пока он добирался, потому что ни денег у него, ничего. Они там работали, пока заработали и добирались вот домой. Ну а сейчас вот, не знаю, вот попал в больницу с нервным расстройством, лежит в больнице. А сейчас вот, хотели забрать, приехал следователь, хотел его забрать туда, в Тбилиси. Но врачи не отдали. И вот хожу, не знаю, что и делать, потому что совсем нервный ребенок стал. Говорю, не пил, не курил, такой парень, сам в армию пошел, все, а сейчас, пожалуйста, сделали какого-то. И второй там тоже такой парень, с ним бежал, тоже били, его порезали ножом. Он без матери тоже. Так его увезли, а моего оставили. Врачи не дали, так бы увез и моего. Называется армия. Fiziškai ir dvasiškai suluošinti kareivėliai gydomi ligoninėse. Я служил в Грузии в хозяйственной части, на свинарнике. И ко мне пришли 8 сержантов строевых и спросили, откуда я. Я сказал, что с Вильнюса, и меня начали бить, требовать деньги. Очень сильно били ногами там, по голове. Деньги требовали каждый, чтобы я каждому выплатил по 500 рублей.
Paskutinį kartą paskui paskatino priežastis pabėgti, tai smegenų užtrenkimas, aš jau negalėjau būti. Nu ir palikau dalinį. Jie neturėjo matyti, neturėjo ką veikti, tai šitai va iš manęs pasijuokiau. Priekaištas buvo tas, kad atseit aš pavėlavau 1 minutę tik tai. Paskutinis atvejas, dėl katro aš pabėgau, kad mane vienas iš uzbekų pareikalavo iš manęs pinigų, reiškia, kad aš iš jo paėmiau 2 savaitės, kiekvieną vakarą muždavo. Nu, po to aš nebeišlaikiau ir palikau dalį. Kaip jis mušė? Su kumščiais per veidą muždavo, su kojom spardydavo. Taikė, žinojo, kad pas mane inkstai yra, nes veikia dar prieš tai prieš armiją su inkstais sirgau. Taikydavosi, kad į inkstus pataikytų daugiau. Vadino mane ten vokiečių fašistų ir atseit, kad Lietuva atsiskiria, kad tenais tas toks ir toks. Ir taip išnaudodavo, muždavo labai. Kada tu čia nudeginos tą cigaretę? Kiek dienų? Ne, jau kokias mėnuo laiko čia negi. Ar pastoviai vis prideda dar? Ne, neprideda, bet negi kažkur. Čia daugiau užgyja jau. Čia tas užgyja. Tai sakai ir su elektra, jo su magnetu? Su elektra, su magnetu, traktoriniu vaikštai kiš prie lovas. Ir prie kūno deda? Prie kūno, prie galvos visur, kai mėgi. Ir taip kas naktį? Kas naktį? Tokie kankinimai vyksta, taip? Kankinimai tai išvis. Neįmanoma kitas. Tai kiek jūsų lietuvių tam dalinį buvo? 10 buvo, tai 1 išplautė 9 liko, dabar kai išvažiavom 5, tai 1 pagauti, 4, tai 6 liko. Aš kai parvažiavau, vis nežvirtauks. Pasakė, mama, sako, kiek galėjau kentėjau, daugiau sako, ką nori tą daryk, aš negaliu. Aš kitų neatidėsiu tarnauti, jeigu tokia tvarka. Aš išleidau sveiką vaiką. Ar bėga baisu. Už 2 metų tvarkės išėjo, tik ką jie nori tą tegu daro. На вас самые большие наши надежды. Я извиняюсь за эмоциональность, потому что вопрос очень сложный и очень больной. Rašytoja Vidmantė Jasukaitytė visų Lietuvos motinų vardu kalba Mikhailui Gorbačiovui. Я этого не стыжусь. Можно, спасибо. Это академику, там надо прижимать. Аргументы нужны, а писателю. Что существует дедовщина и страшный садизм под просто нерасшифруемой кличкой «неустальные отношения» было известно давно. Но в последнее время, когда явления перестройки быстро шагнули вперед, и когда это стало освещаться в союзной прессе как-то искривленно и тенденциозно, конечно, жизнь наших детей в советской армии стала в некоторых случаях просто невыносимой. От имени всех матерей Литвы, Михаил Сергеевич, мы сядем просто на рельсы, мы не встанем. И если будет случай, что на нас поведут сыновей других матерей с лопатками, мы не встанем все равно. Мы больше детей в мирное время на растерзание не дадим. Когда говорится, что перестройка военных органов идет полным шагом вперед, это не видно. Это страшный застой. Вы, наверное, этого, может быть, и не знаете. Но это как раз это тормоз для перестройки. И я вас очень прошу личного вмешательства, чтобы наши сыновья могли служить в нашей стране.
Армия сейчас не владеет ситуацией, она не отвечает за моральный климат, и наше общество должно ответить за этот климат. И так как материнство не имеет национальности, я хочу сказать, что это касается и РТФСР, потому что невозможно никакая перестройка, это не будет перестройки, если мужской пол, активный пол страны, он проходит страшную двухлетнюю школу, хуже тюрьмы, школу унижения. Просто несвободный человек, напуганный человек. Prieš 2 mėnesius buvo sumuštas armijoje, buvo trūkęs inkstas, buvo hospitalizuotas pradžioje į chirurginį skyrių, kur buvo nustatyta, kad buvo trūkęs inkstas ir hematurija. Po vakarinių patikrinimų visus apguldydavo, lietuvius pakeldavo, sustabdydavo tualete arba vonioj ir padėdavo mušti. Jie daužydavo per nugarą, rankas, kojas, pilvą. Į veidą stengdavosi nedaužti. Dabar paskutinius pusę metų aš dirbu jaunuolių karinės tarnybos komisijoje prie aukščiausios tarybos ir man teko matyti ne 10, bet 100 vaikų, kurie yra pabėgę iš mūsų tos tarybinės armijos, bet ant tiek suluošinti ne tik morališkai, bet fiziškai. Jeigu gali kankinti ir su elektra, leidžia per kūną, suriša su vėlom, spardo. Ir tai čia aš nežinau, čia armijos moralinis lygis, tai jau tiesiog negalima žodžiais nusakyti tokios žiaurumo. Tai ne tik kareiviai ten spardo pasirodo, bet ir karininkai. Dabar labai bijau, kad neatvažiuotų desantai. Vakar pamačiau 2 tanketės ir pravažiavo pro ligoninį. Galvoju, čia užsuks. Persigandau. Nu, kaip tu slaptaisi namuos? Kaip buvai? Kai išsirašiau iš ligoninės, parvažiavau namo. Norėjau pasilikti namuose, bet neleido namiškiai. Sako, važiuok pas giminių. Nesakau, geriau pas giminių nevažiuosiu, kad nebūtų nemalonumų, išėjau į mišką. Ir kiek laiko gyvenai miške? Miške išgyvenau virš 2 savaičių. Paskui atsiguliau vėl į ligoninę. Klausykit, kur neverksi, jeigu sūnus šitokį laišką parašo, jeigu jis eina į valgyklą, užpuola jį, sumuša, apverčia, būrys užpuolęs, nuplėšo nagus gyvam, nupjausto, visas mėsas nuo pirštų. Parašė laišką, išpaišė ir piešinį užrašė, kur man nupjauta, kur man nuplėšta. Nu, klausykit, viešpatie, nebegaliu. Kiekvieną dieną sandalinį sančiasti ten guli, kiekvieną dieną, kai valgyti eina, sumuša kiekvieną kartą. Mama sako, gaunu mūšių, kai duonos, o duonos nei kiek. Nu ką aš turiu būti daryti, išleidus pirmas sūnų raugenos ištešimais. Aš daugiau neturiu ką pasakyti. Sveikatos nebeturiu. Prašau jūs pagalbos, pagelbėkit, jeigu kaip įmanoma. Pasižiūrėt, kaip nukankino, jeigu dar gyvas yra. Bet aš netikiu. Širdies nebeturiu. Oi. – 1990 metų sausis.
Azerbaidžanas. Armija neša tik ašaras, kraują, sielvartą, kančią. Kodėl? Sūnus pakėlė ranką prieš tėvus, motinas, seseris, brolius. Kas įsakė? Kodėl mano ar kitos Lietuvos motinos vaikas turi šauti į taikų žmogų? Aš šiandieną savo sūnui noriu pasakyti, ne taip tave mokiau ir ne tam auginau, kad padėtum savo galvą taikiu metu. Sūnau, nekelk ginklo prieš kitos tautos žmonės. Tu nepadėsi su šautuvu spręsti jų reikalų. Todėl sakau, mano ir kitų Lietuvos motinų sūnus turi tarnauti tik Lietuvoje. To reikalauju aš kareivėlio betarnaujančio посрубисime кровью Азербайджана, Мотина. Наши дети не должны погибать в Азербайджане. Нам не нужен второй Афганистан. Нам не нужны гробы. Нам не нужны инвалиды. Мы отдали здоровых детей. Таких мы хотим их и получить. Но где гарантия этого? Прошу вернуть всех детей. Нужны мои руки, возьмите. Нужно мое сердце, заберите. Нужна моя жизнь, отдам, не задумываясь. Верните детей оттуда. Ar gali išgelbėti sūnų motinos pareiškimas ministrui Jazovui? Aš skaitau, kad ten skaitosi jisai buvo užmuštas ir paskui pakartas. Matot, nes pakarimo žymės tai tokios lengvos užtrauktos diržiuko, tik tai rausva juostelė palikta, atseit, kad pakartas. O buvo visai dešinėje pusėje, o šito vieto išmušta skylė baisuliniai ir užtaisyta į jį, užrišta binto. Buvo įsipaišęs, aišku, jis tada tuo momentu trispalvė ir kažkokį tai ženklą ten. Saugumas persekiojo, suiminėjo, ir buvom Raseinius uždaryti saugumai visi, kur važinėjom kokius sueigos, kokią Tamkevičiaus įtaką, kokias žinias klausom. Jūs ekstremistai, jūs tokie. Nu, mes dar su jumis atsiskaitysim. Tikriausiai saugumas savo įvykdė. Ką buvo sinojęs, nes pasakė, mes vis tiek. Kada nors, vien žodžiu, mes jūs sutvarkysim, o taip sakėdavo, mes jums įrodysim. Tikriausiai gal ir įrodė šitą. Kad mums sūnaus netekimas, tai jiem atrodė gal jų džiaugsmas.
Einu į darbą, iš darbo einu, užeinu, aplankau aš jį. Meldžiuotų iš jį. Na, jūs žinot, kad čia jūsų sūnus? Kareivikai pasakoju, kad mano sūnus. Bet tikrai nemačiau aš veidelių, nemačiau akelių šviesių, nei rankelių, nepaglaušiau aš. Nieko. Vienu žodžiu neleido atidaryti ir neleido visas laidotuvės. Žadėjau, kai laidosiu, paskui neleido, kai laidojau. Mano buvo brangiausias, geriausias, tolmutinis vaikas. Tai jūs dar dabar ir abejojat? Aš laukiu jo kiekvieną dieną. Ateina mėnesį, skaitau, dienas pražiūriu, ir naktis, kas pasibeldė, tai gal mano vaikas pareina. Gal kur jis skrido, gal kur Amerikoje, gal kur kitur. Tai jau 5 metai, rugpjūčio 19 bus, kai aš jau neturiu. Laiškelio negaunu, žodelių neturiu mėlų. Dabar pavasarį vaikas išeiti į armiją ir bijau išleisiu ir antrų nesulauksiu. O rudenį leisiu 3. Brolis vienas žuvo ir dabar pačiam baisu išvisai į armiją. Baisu ir pagalvoti. O jei pagautų, ar ką tai gali būti blogiau dar? Desantininkai Lietuvoje gaudo rekrūtus į sovietinę armiją. Rimas jų laukia dieną ir naktį. Kitų motinų sūnus daro tvarką Lietuvoje. Mes nenorim būti rekrūtais. Dienų 2 mėnesius išbuvau padvale, be šviesos, be saulės, be motinos šilmos, nesiprausęs, nepersirengęs. Na, persirengė kartą, bet vandens nematė. Nešilto, galima pasakyti, maisto. Nebuvo galimybių perduoti, todėl, kad aš buvau apsupta, kaip įsaugojama jojo dalinio viršinykų. Jie kiekvieną dieną pas mane apsilankė. Ir nakties metu, po 2 paras išbuvo ir po 1,5 paros, ir po parą. O kad visai nebūtų, taip tikrai nebuvo. Jeigu ir buvo kokia diena, tai taip pat buvo sumaišyta. Man pasakyta, kad mes ir šiandien pas jų neatsilankysim.
kito kelio jau nebuvo, ten kentėti neapsimokėjo, nutarėm, kad jeigu jau taip kentėti, geriau kentėti savo šaly Lietuvoje ir geriau, kaip sakant, savo širdį atiduoti Lietuvai negu kitai šaliai. O cinkuoti karstai ir toliau keliauja į Lietuvą. Rimas svajojo arti žemę. Kiek tokių, ne genijų, nei žymybių, paprastų artojų darbininkų pražudė armiją. Kas suskaičiuos? Kas paguos motiną, iš kurios atimtas brangiausias turtas – sūnus.